esu Diana Kulvietytė, tauragiškė, keramikė, jau 4 metai turiu savo studiją, kaip ir įmonę atsidarius esu, individualiai įmonė Mėnulio keramika, bet mano studijos pavadinimas angliškas, nes ir užsienį prekiauju darbelius, tai Moon Ceramics, Mėnulio studija. Pavadinau savo studiją kaip ir dėl savo vardo, nes mano Diana vardas reikšmė graikų mėnulio ir medžioklės deivė. Ir šiaip ta mėnulio simbolika man visą laiką artima, kažkaip visur ir ant manęs jisai gyvena ir čia gyvena. Tai va, tai kuriu keramikos dirbinius ir mokau kitus šito amato. Vedu grupės suaugusiam darbo dienomis ir mišriom grupėm savaitgaliais, vaikų gimtadieniai, šventės, mergvakariai, darbo kolektyvai, šeimų seansai, atsiveda senelius, dėdės, tetas, ištisas giminės pas mane ateina palipdyti, tai labai, labai smagu. Keramika šiaip paskutiniu metu labai populiari tampa, nežinau kas tai įtakoja, gal žmonės ieško truputėlį kažkokio tai amato, ką rankom galima būtų padaryti, visi pavargę nuo kompiuterių, nuo darbų, nuo sėdėjimo tokio, žiūrėjimo nuo ekranų, gal labiau jo, ir tas, kai tu gali rankom sukurti kažkokį dirbinį, labai žmonės užveža ir kad jiem kažkas gaunasi, irgi labai patenkinti išeina. Tai, kaip sakau, ateina klientai, kad ir pirmą kartą, sakau, aš jūsų be darbelio neišleisiu, būtinai kažką pasidarysit. Tai va, tai toks mano kūrybinis kelias, kur atvedė į Vilnių. Keramikos pati pradžia 4 klasėje. Paprašiau mamos, kad užrašytų į būrelį. Tuo metu vadinasi Moksleivių kūrybos centras, dabar jau Tauragės meno mokykla. Tai papuoliau pas Margaritą Paukštaitienę, nuostabią mokytoją, būdama vaikas lipdyt. Ir nuo pirmo užsiėmimo aš pajaučiau molį labai stipriai ir lankiau iki 11 klasės. Tai va taip, užaugau kartu pas Margaritą. Tai aš, kaip sakau, mano pirmoji mokytoja ir molio mama buvo Margarita. Galima jai linkėjimus perduoti. Margarita, linkėjimai širdingai, visą laiką iš mano širdį gyvena. Labai ačiū už viską. Ir labai simboliškai, kai atsidariau čia studiją, mano pirmoji mokinė, dar po karantino, kai leisdavo ateiti tik tai ten 1-2 žmonės dėl tų ribojimų, tai pirmoji mokinė buvo Margarita. Tai pirmoji keramikos mokytoja Margarita ir mano asmeninė mokinė irgi Margarita, tai va kažkaip tas vardas labai simboliškai susivedė. Tai va, tai tas kūrybinis kelias su moliu baigėsi tam etape 11 klasėje, tada studijavau interjero dizainą ir 3 kursą supratau, kad nenoriu dirbti su kompiuteriais, kažkaip neprikibo, neprilipo ir vėl pasąmoningai grįžo keramika. Tai radau Vilniuje profesinę mokyklą ir metai laiko pasibaigiau dar papildomą specialybę, būtent dailiųjų keramikos dirbinių gamintoja. Ir jau nuo to laiko, kai jau profkiai pradėjau studijuoti, nebepaleidau molio, jau ėjau link šitos studijos įkūrimą. Pradžiai pasąmoningai, o po to jau ir fiziškai, tai va. Taip, aš daugiausiai pardavinėjau internetu, tai dabar Facebookas, Instagramas labai gerai padeda tam reikalai. Niekaip neprisėdu susikurti tinklapį, bet reikėtų kokią šopą pasidaryti. Tik tai tiek, kad aš labiau dirbu su išankstiniais užsakymais, tai dažnai būna, kad pamato darbelius, bet jau yra rezervuoti, iškeliauja labai greitai, kas nori kokių darbelių, visą laiką man parašo iš anksto. Prieš kažkokias krikštynas, gundelių, ten krikšto tėveliam ar kažkam, ar poduką, kažkokius asmenintos su vardu, tai, tokius mėgstu aš asmeninius dirbinius daryti pagal išankstinį užsakymą. Tai va. Ir kartais prekiauju mugėse, tik tai dabar vis mažiau laiko lieka mugėm, bet gal planuoju sostinės dienose kokiuose, ir žinoma Šaltibarščių festivalį dabar ruošiuosi. Diana, o galim pakalbėti biškį dar apie Tauragę, tavo prisiminimai, tavo mokykla, bet ar maišau, ar ne, tu dar buvai modelis, ar ne? Jo, modeliavau. Nuo 15 metų iki taip 18. Nes tavo ūgis leido, ne? Forma, kūno. Jo, aš buvau kūdesnė dar biškį. Jo, tai įleido labai, kaip tas sakau, genai turbūt, nes labai liekna buvau. Pas mus aukštos moteris labai šeimoje, tai genai. Tai va, tai jo, modeliavau, po to kažkaip jau su agentūra, kai nutraukiau sutartį, čia Vilniuje atsikrausčiau studijų metais vietiniam fotografam, kažkas ten būdavo tos grupės, Facebook'e modelių, ieško modelių ar ten fotografų, tai papozuodavau jau kaip fotomodelis, kaip sakau, laisvai samdoma. Studijavau tą interjerą, man kažkaip vis kažkoks pasąmoningai
prisimindavau Tauragę, kaip aš lipdydavau, kiek mane nuramindavo. Gal aš suvedžiau galus, kur aš tą ramybę atrandu, kas man labiausiai tinka. Tai visiškai pasąmoningai rankos pačios suvedė profkės pavadinimą, stojimo dokumentus užpildė ir labai kažkaip džiaugiuosi šituo sprendimu. Ar galima gyventi iš tokios veiklos? Taip. Daug savęs labai reikia įdėti, nes viską darau, nuo valytojos iki siuntų pakavimo, iki mokytojos ir plus amatininkės. Tai galima. Reikia daug pastangų tikrai, bet prieš tai dirbau samdomą darbą, tai palyginus samdomą darbą ir šitą, tai čia man geriau sekasi finansiškai jo. Kartą į kelis mėnesius vedu keramiką ir Tauragėj, o dabar artimiausiu metu vesiu birželio 7-8, penktadienį, šeštadienį. Jeigu žinot, yra tokia studija Pinu pas Indrę. Tai mes su ją bendradarbiaujam, jinai man duoda patalpas ir kviečiu tauragiškius visą laiką palipdyti. Tai labai faina, nes susirenka dažniausiai pilnos grupės. Po 12, po 14 žmonių, vedu 3 grupės per savaitgalį. Nes, kiek žinau, nėra Tauragėj gal kur suaugusiems žmonėms lankyti. Būtent vaikam yra būreliai, pilis, mokyklose, vaikam ten progimnazijose. O va pas mane ateina, tai labai džiaugiuosi. Norėčiau labai, kad Tauragė būtų arčiau ir turėti 2 studijas. Pavažinėti, taip, bet čia būnu dažniausiai 6 dienas per savaitę ir kaip lankau šeimą, tai tada ir tuo pačiu keramiką pravedu. Gerai, ir paskutinis klausimas, ką merginos lipdo per mergvakarius? Kultūringos merginos pas mane renkasi, tai būna dažnai, kad nusprendžia, kad visi indeliai arba objektai bus nuotakai, tai tiesiog jai įkraiti puodelius, lėkštutės, kažkokie ten žvakidės ir įsiamžina datą mergvakario, vardus susirašo. Tai būna labai pas mane gražus mergvakariai. Žinau, kad visi galvoja, jeigu mergvakaris, tai jau čia kažkas įdomaus vyks, bet viskas labai kultūringai tikrai.